Daug kas gyvenate atokiau nuo miesto ir turite tokį dalyką kaip valymo įrenginius, kurie nepuošia jūsų sodybos. Kaip padaryti, kad tai būtų gražu ir nebadytų akių kiekvieną kartą einant pro šalį? Pažiūrėkite mūsų reportažą. Mes esam labai gražiai sodybai ir dažniausiai jau dabar ir sodybose, ne tik prie gyvenamųjų namų, bet žmonės darosi valymo įrenginius. Įsirengia valymo įrenginius ir dažniausiai tie valymo įrenginių įrengėjai kažkodėl viską padaro labai šalia. Aš nežinau, kodėl tai yra nesuderinta. Būna taip, kad prie įėjimo visai. Tai kaip taip žmonėm pastatyti tokį negražų dalyką? Aš suprantu, kad patogu aptarnaut galbūt po to, bet taigi reikia grožio. Žmonėm tai paskui žiūrėti reikia į tos dangčius. Va, pažiūrėkit. Va toks dangtis, va. Taigi jį reikia kažkaip tai užmaskuoti, jo nesinori matyti. Problema gal ir ne įrenginiai, nes iš tikrųjų tai yra reikalingas dalykas, bet bėda yra va šitie dangčiai. Ir ypač, kad žalia spalva. Dabar jau mačiau daro juodus arba pilkus ir žymiai mažesnius, bet realiai tai, reikia jį kažkaip paslėpti. Pažiūrėkit, pasiūlysim jums variantą, kaip tą padaryti. O jūs pasiūlysit variantą? Labai svarbu, kai esate šalia namų arba žiūrite pro langus, kad nematytumėte to dangčio. Kad nereiktų jį žiūrėti ir tiesiog visą laiką galvoti, dieve, kodėl jie čia. Va ten už tų augalų yra dangtis. Ir pažiūrėkit, kaip gražiai galima jį apželdinti dekoratyviniais augalais. Iš namo jo nesimato, o iš anos pusės jis laisvai prieinamas. Va pažiūrėkit, mažasis netgi baigia apaugti augaliukais, niekam netrukdo. Ir jo čia nematyt. Einam, parodysiu, kas čia pasodinta. Va čia auga dekoratyviniai česnakai, va tokie didžiuliai, gražuliai, net su bitutėm. O čia šeivamedis, tas bordiniais lapais. Bet kaip jisai kvepia. Super. O dabar parodysiu, kaip atrodo viskas, jeigu mes atvažiuojam į šitą sodybą ir tiesiog vaizdas iš ten. Va čia mes atvažiuojam. Aš kaip mašina būsiu. Ir pažiūrėkit, va šitoj nuostabioj kompozicijai, kaip visiškai gerai pasislėpia ta vieta, kur yra jūsų valymo įrenginiai. Aišku, vaikštant po tokią gražią sodybą ir atsisukus į tą pusę, mes matom tą dangtį. Bet iš tikrųjų gal ir gerai, kad jisai šiek tiek matosi, nes jeigu visai jo nematytumėm, tai ir pamirštumėm, kur jis yra. Nuo šiol nusprendėme jums daugiau papasakoti apie aplinkos tvarkymą, apie apželdinimą, apie planavimą. Jeigu jums tai labai aktualu ir reikėtų pagalbos, kreipkitės, galbūt galėsiu pagelbėti, aš galiu ir suplanuoti, ir pakonsultuoti, ir atvažiuoti įgyvendinti kai kam. O šiaip žiūrėkite mūsų reportažus, bus įdomu. Miau, miau.